Tai kaip pateikti užsakymą Michi puslapyje? Atsidarę savo paskyrą, galime įsidėti įvairias prekes į krepšelį. Jeigu esate visiškai naujas žmogus, tada galite įsigyti būtent rinkinius už specialią kainą, kurie jau yra suformuoti ir jums atskirai prekių dėti nereikia. Tai galite padaryti įėję į kategoriją rinkiniai arba tiesiog prekių krepšelyje jums iškris pasirinkimas būtent su šiuo rinkiniu. Tai jį galima įsigyti tik už 28 eurus su nuolaida naujiems klientams. Tai dabar toliau, kaip būtent susidėti prekes į krepšelį. Tai einame tiesiog per kategorijas ir dėdame į krepšelį norimas prekes. Kategorijų turime daug įvairių, tai yra dekoratyvinė kosmetika veidui, kūnui, plaukams, vyrams, burnai, vaikams, namams, kvepalai, sveikatai, automobiliui, rinkiniai, ekstra ir pakuotė. Tai tuose kategorijose rasite būtent tai, kas susiję su tais gaminiais, tai su sveikata, tarkim, detoks priemonės, riebalų degintojai, visi kiti įvairūs papildai vaikams, vyrams, automobilių priežiūrai automobiliams, namams, tai namų valymo visas priemonės rasite, skalbiklius, valymo servetėles ir kitus dalykus. O rinkinių kategorijoje rasite būtent jau sukomplektuotus rinkinius, kuriuos galite įsigyti už mažesnę kainą su didesnė nuolaida, tai pavyzdžiui, burnai, rankoms, plaukams, veidui, namams, vyrams, dekoratyviniais kosmetikos ir panašiai. Ir kiekvieną kampaniją šitie rinkiniai keičiasi. Ekstra kategorijoje galite rasti būtent pagalbinės priemonės, tai yra mėginėliai, tai yra įvairios nuolaidų kortelės, konferencijos bilietai, katalogai, taip pat dozatoriai, purkštukai. Pakuotės kategorijoje rasite būtent tas, kas susiję su pakuotė, tai maišeliai, dovanų dėžutės. Jeigu esate jau pateikę bent vieną kartą užsakymą arba pateiksite savo pirmąjį užsakymą bent už 100 PV taškų, kas atitinka apie 100 eurų, tai gausite prieigą taip pat ir prie premium klubo, iš kurio galėsite taip pat įsigyti įvairius gaminius. Tai marškinėliai, kepurėlės, pižamos, laisvalaikio drabužiai įvairiausi. Taip pat ir kosmetinės krepšiai, šepetėlių rinkiniai, tušinukai, bloknotai, kosmetinės, tai įvairiausių dalykų su Michi logotipu. Tai taip, tai tada jeigu susidedame būtent krepšelį savo, dar įmeskime kelias prekes, tiesiog pasižiūrėjimui. Tarkim, sveikatai dar galbūt kažką daugiau nauji, tarkim, akių papildai, kolagenas, plaukam formulė puikiai, iš dekoratyvinės kosmetikos, galbūt tai bus, tarkim, lūpdažis, tušas galbūt, ar kompaktinį pudrą, nežinau, ką jūs norite. Kiekvienas iš tikrųjų renkasi pagal save, tą savo krepšelį dėliojasi būtent, ko reikia, ar reikia jūsų klientams. Tai tada einame į prekių krepšelį ir kaip matome, iš karto iškrenta pasiūlymas pridėti katalogų. Jeigu norite, pridedate, jeigu nenorite, nepridedate katalogų. Ir tada matome kairėje pusėje būtent surašyta kainas, tai PV kiekis. Tai būtent tai ir yra tas kiekis, kuris skaičiuojasi premium klubui ir kitom privilegijom, procentam. Tai dabar rašau, kad katalogų kaina būtent yra 148, o PV kiekis tai jau yra kaina su nuolaida 103,95 €. Jeigu pridėtumėte dar papildomai, tarkim, purkštukus, ar tai katalogus, ar dar kažką, tai išsiskirtų kaip į papildomą kategoriją ir į PV kiekį tai neįsiskaičiuoja,
bet yra įtraukiama į bendrą sumą. Pristatymas į Lietuvą kainuoja 3,90 € ir apačioje rašo, kiek iš viso visa bendra mokėtina suma. Ir nuolaida, tai vat būtent rašo, kokia jums yra pritaikyta nuolaida. Jeigu užsakymą darote pirmą kartą, užsisakė bent už 40 eurų katalogų kainomis, gausite 30% nuolaidą, kas mokėti bus apie 28 eurus, tai bus 28 PV taškai. Tada einame toliau. Tai kaip minėjau, norime prisidedame katalogų, taip pat kartais čia būna ir kiti įvairūs specialūs pasiūlymai, tai yra tam tikri gaminiai už mažesnes kainas, įvairūs kiti tokie pasiūlymai arba kaip naujokų rinkiniai, jeigu esate ten, tarkim, naujas žmogus. Ir tada einame toliau, pasirenkame pristatymų adresą, taip pat pasirenkame, kaip norime, kad mums pristatytų prekes. Nes galime rinktis arba išankstinį mokėjimą, tai yra iš karto susimokėti už prekes kortele, arba galime pasirinkti apmokėjimą pristatymų metu, bet atkreipkite dėmesį, kad tai kainuoja papildomai 2 eurus, tai jau kaina gaunasi 5,40 €. Ir galime pasirinkti atvežimą kurjeriu arba atsiėmimo tašką. Tai tiesiog pasižymime būtent žemėlapyje, kur mes norėtume atsiimti savo prekes. Tai pasirenkame savo miestą, pasirenkame tą select point atsiėmimo tašką, kuriame mes norėsime atsimti prekes būtent ir spaudžiame išsaugoti. Ir tada jau mes čia pasirenkame, taip pat turime įrašyti šioje vietoje savo kontaktinius duomenis, kad žinotų, kam siųsti, taip pat telefonų numerį. Galite įrašyti elektroninį paštą, bet tai nėra būtina. Bet dėl viso ko gerai. Ir spaudžiame, pateikdamas klientas patvirtina, kad perskaitė ir suprato taisyklės ir tada pereiname prie mokėjimų. O mokėjimų skiltyje pasirenkame būtent debeto arba kredito kortelį, nes mums tai yra tik vienas būdas apmokėti būtent už prekes kortelę. Ir šitoje vietoje susivedame savo visus duomenis, kur turi būti, kaip sakyti, pristatoma, bet tiesiog reikia suvesti. Ir šitoje vietoje įvedame kortelės numerį, galiojimo datą ir CVV kodą, kurį rasite kitoje kortelės pusėje. Ir šitoje vietoje pasirinkite, nenoriu kurti PayPal accounto ir spaudžiame tiesiog Pay Now. Ir viskas. Tada jau jūsų apmokėjimas yra atliktas ir tada jau gausite savo prekes, kada apmokėsite. Jeigu pasirenkate apmokėjimą kurjeriu, tai pasirenkate kurjerį, pasirenkate apmokėjimas pristatymų metu, pasirinkote adresą, viską ir paspaudžiate varnelę ir spaudžiate patvirtinti užsakymą ir užsakymas jau iš karto yra išsiunčiamas, jau jūsų nebenukreipia į jokį kitą langą ir jau jūsų užsakymas yra priimtas ir ruošiamas išvežimui. Tai toks yra nesudėtingas būtent užsakymų pateikimas. Visada atkreipkite dėmesį į PV kiekį, kad jeigu jūs siekite aukštesnių tikslų, tai kad šitoje vietoje būtų jau kaip minimum 100 kablelis bent kažkiek tai PV, kad gautumėte prieigą ir prie premium klubo ir dar 2% papildomai grąžą kitam užsakymui. Jeigu kyla klausimų, tai galite drąsiai rašyti man asmeniškai arba tam žmogui, kuris jums atsiuntė būtent šį video. Tai linkiu jums gražios dienos ir puikių užsakymų.